Šiandieną savo video intro norėjau jums įrašyti nuo Lake Louise ir užkopėme į Little Bee Hive Hike. Tie, kurie manęs nepažįstate, aš esu Kristina J, santykių gyvenimo tikslo pasitikėjimo ir laimės mokytoja, saviugdos mentorė moterims, padedanti išsivaduoti iš toksiškų santykių. Linkėjimai iš čia ir iki. Sveiki! Šiandien noriu pratęsti savo temą apie narcisistinių santykių žodynėlį ir šį kartą pabandysime pažvelgti į tai, kaip moteris narcisistiniuose santykiuose patampa narcizo tiekėja, jo egocentrinės baterijos pakrovėja, šaltinis, iš kurio narcizas tiesiog maitinasi. Anglų kalboje tai būtų narcissistic supply. Išklausę šią video paskaitą galėsite atpažinti narcizo strategijas ir kaip jis jūs naudoja kaip tą pirminį šaltinį, iš kurio jisai maitinasi, kaip tai įtakoja jūs ir kaip galėtumėte save apsaugoti nuo to. Jeigu dar neužsiprenumeravote mano kanalų Verta meilės, prašau padarykite tai dabar ir padėkite mano kanalui augti. Narcizas visada siekia išlaikyti pranašumo jausmą ir tam, kad jisai tai gautų, jam yra reikalingas narcisistinis šaltinis, tai yra tai vadinamas tiekėjas, narcissistic supply. Todėl narcizas yra pasiryžęs tokį asmenį žūtbūt susirasti ir dažniausiai tai būna asmuo romantiniuose santykiuose arba tiesiog santuokoje. Narcizai turi perdėtą savisvarbos jausmą ir laiko save pranašesniais už kitus ir labai trokšta būti dievinami, nori, kad aplinkiniai jais žavėtųsi. Tokiu būdu jie bando nuslėpti savo tikrąjį aš, tą lengvai pažeidžiamą, arogantišką asmenybę ir tarsi dėvi kaukę ir nori, kad jo moteris ir aplinkiniai tai patvirtintų, žavėdamisi juo, jo pasiekimais, jo išvaizda, darbu, namais, finansais, charakteriu, nori, kad jį be perstojo girtų, jam plotų ir jį aukštintų. Įdomus faktas yra tas, kad narcizas pakrauna tą savo egocentrišką bateriją, kai aplinkiniai juo žavisi, bet taip pat, jei kiti su juo nesutinka, ginčinasi ar bando įrodyti savo tiesą. Narcizui patinka ginčytis, jis nori tiesiog dominuoti konfliktuose ir tokiu būdu tai suteikia jam savotišką peną taip pat. Kaip galėtų atrodyti narcisistinio šaltinio, to vadinamo narcissistic supply pavyzdžiai? Pabandykime į tai pažiūrėti, kaip narcizai ieško pasikrauti savo narcisistinę bateriją. Taigi, narcizas užsiima pernelyg dideliu savęs reklamavimu, siekia kitų pripažinimų per komplimentus ar socialinių tinklų simpatijas, tos visus vadinamus laikus ir širdeles. Visada nukreipia pokalbius į save ir į savo pasiekimus, tokiu būdu jis pakrauna tą savo egocentrinę bateriją. Kitas būdas, kaip jis tai daro, tai yra santykiuose nuolatos kuria dramą, kad sukeltų tam tikras emocinės reakcijas ir sustiprintų tą savisvarbos jausmą. Menkina kitą asmenį, menkina tuos asmens pasiekimus tam tikroje draugų ar pažįstamų grupėje, tik tam, kad visiems pademonstruotų savo galią ir kontrolę ir kad jis yra geresnis. Įžeidinėja savo antrąją pusę, kad pasijustų geriau. Jisai žemina savo moterį tokiu būdu sumažindamas jos savigarbą ir pastaroji tampa labiau priklausoma nuo narcizo. Jeigu jūsų tėvai yra narcizai, jie gali teikti finansinę paramą su tam tikromis sąlygomis suaugusiems vaikams, tam, kad galėtų jais manipuliuoti, juos kontroliuoti, priimti už juos sprendimus. Tėvai narcizai pakrauna savo egocentrinę bateriją ir kritikuodami bei bausdami savo vaikus. Pirminis narcisistinis šaltinis, tas narcissistic supply, dažniausiai yra partneris ar partneriai santykyje arba artimas šeimos narys, kurie vaidina labai svarbu vaidmenį narcizo gyvenime. Šio tipo narcisistinis šaltinis yra tarsi narkotikas narcizams. Jie yra priklausomi nuo dėmesio, tiek gero, tiek blogo. Jie gauna emocinį patvirtinimą per komplimentus, įvairias jais susižavėjimo išraiškas, pagyrimus. Taip pat jie pasikrauna savo bateriją, jeigu jaučiasi kažkaip tai protingesni už kitus, intelektualiai pranašesni už savo moterį, už savo partnerę. Jie gali pademonstruoti galią ir kontrolę per baimę
Taip pat jie yra linkę į neištikimybę ir tai pakrauna jų ego. Jie būna dažnai net nesigėdija to pasipasakoti aplinkiniams ar net savo žmonai, savo moteriai ir didžiuojasi savo kažkokiais tais vadinamais seksualiniais užkariavimais, trofėjiniam partneriam. Antrinis narcisistinis šaltinis gali būti papildomas aplinkinių narcizų susižavėjimas, dėmesio rodymas, pagirimas. Viso to jie ieško už pirminių santykių ribų. Ir taip, šiuo atveju tai gali būti net kita moteris, bet dažnai kaip antrinis šaltinis gali būti tiesiog narcizų pažįstami, draugai, giminės, draugų draugai, kolegos. Narcizai nori parodyti išoriniam pasauliui, kad jie gyvena sėkmingą, saugų ir prabangų gyvenimą. Jie nori būti vertinami kaip svarbus visuomenės nariai, keliaujantis po pasaulį, gyvenantys sėkmingą gyvenimą. Jų tikslas yra tas, kad aplinkiniai žmonės žavėtųsi jais ir pavydėtų jiems jų tokio pristatomojo to įvaizdžio. Ir pavyzdžiai galėtų būti šie: sėkminga santuoka arba vaikai, turtas, aukštas socialinis statusas, turėti daug sekėjų socialiniuose tinkluose, turėti verslą arba būti kažkokios tai pramonės lyderiu, nepažįstamų žmonių meilikavimas ir pagirimai, viešas pripažinimas, pavyzdžiui, kalbėjimas, apdovanojimai, vieši pasirodymai, būti grupės lyderiu arba kažkokiu tai nariu, būti glaudžiai susijusiu su žmonėmis turinčiais politinį, finansinį, dvasinį, socialinį ar kitokį autoritetą. Kaip visa tai paveikia jūs santykė su narcizu, jeigu jūs būtent esate narcizo tas šaltinis, jo egocentrinės baterijos pakrovėja. Narcizo tikslas yra geriau jaustis jūsų sąskaitą ir dėl narcizo elgesio jūs imate jaustis labiau pažeidžiama, neįvertinta, labai maža ir bevertė moteris, nes jūs liekate tik narcizo tokiam nuolatiniam šešėlyje, prarandate savo vertę ir palengva imate jaustis apgailėtinai. Jūs patirite fizinį, emocinį ir psichologinį smurtą. Kai kurie psichikos sveikatos specialistai, psichologai santykyje tarp narcizo ir narcisistinio šaltinio įžvelgia tam tikrą ciklą su tokiais 3 etapais. Tai pirmasis tas ciklas būtų idealizavimas. Narcizas savo tiekimo šaltinį, tai yra savo moterį, laiko tobulą, apipila ją dėmesiu, pagirimais, tai yra savotiškas bombardavimas, meilė etapas. Antras etapas tai yra nuvertinimas, atmetimas, angliškai tai būtų devaluation. Laikui bėgant narcizas pradeda nuvertinti savo šaltinį, tai yra savo moterį, tampa nuolatos ją kritikuojantis, žeminantis, manipuliuojantis, emociškai šaltas ir abejingas, tiesiog toksiškas moters atžvilgių. Ir trečias, tiesiog atsikratymas, išmetimas, discarding būtų anglų kalboje, kai narcizas gauna tą tokį reikšmingą jau pripažinimą arba gal negali patenkinti daugiau savo poreikių, jis gali atsisakyti savo tiekimo šaltinio ir ieškoti naujo to pakrovėjo savo egocentrinės baterijos, tai yra kitos moters. Tai gali būti nesibaigiantis ciklas, kuris santykyje kartojasi labai dažnai. Ir kai kuriais atvejais narcizas atsitraukia iš santykio visam laikui, bet po to gali sugrįžti pas savo pirminį šaltinį, tai yra pas savo moterį, pas savo buvusiąją. Ir pabaigai trumpai noriu paminėti keletą strategijų, kaip jūs galėtumėte apsisaugoti ar išvis pilnai nutraukti tą narcisistinį tiekimo ciklą, nes jūs esate ta jo egocentrinės baterijos pakrovėja, tas šaltinis, iš kurio jisai maitinasi. Pasak santykių psichologo Sultan, išsivadavimas iš narcisistinio tiekimo ciklo yra sudėtingas procesas, kuriam reikia moters sąmoningumo, ryžto, drąsos ir dažnai profesionalios paramos ar pagalbos, ir jisai siūlo keletą patarimų, kurie gali padėti. Pirma,
Atpažinkite narcisistinį smurtą ir supraskite, kaip santykis su narcizu jūs įtakoja. Suvokite, kad jis naudoja jūs kaip savo egocentriškos baterijos pakrovėją, tą narcissistic supply. Tai pirmasis žingsnis yra labai svarbu pripažinti ir suprasti, kad jūs esate santykėje su narcizu ir kad jis jūs naudoja kaip savo egocentrinės baterijos pakrovėją, tą narcissistic supply, tą šaltinį, iš kurios tiesiog maitinasi. Antra, nustatykite tvirtas asmeninės ribas. Nustatykite aiškias ribas, kokį elgesį jūs toleruosite ir kokio ne. Būkite nuosekli, leisdama narcizui patirti tų peržengtų ribų pasekmes. Atminkite, kad ribos yra jūsų pačių geroviai ir jos nepadaro jūs šalta, abejinga, reiklia moterimi. Nors tai jūs labai dažnai girdėsite iš narcizo. Jūs galite peržiūrėti mano kitą video, apie kurį aš ir kalbu apie ribų nustatymą. Trečia, ugdykite savigarbą ir kelkite savo savivertę. Kurkite savo savigarbą nepriklausomai nuo to, ką narcizas sakys ar kaip su jumis elgsis. Užsimkite veiklą, kuri padidina jūsų savivertės jausmą ir teikia tiesiog gerovę jūsų psichiniai ir emociniai sveikatai. Ketvirta, apribokite savo pasiekiamumą. Tai yra, sumažinkite laiką ir energiją, kurią jūs investuojate į narcizą. Tai gali reikšti fizinį atsiribojimą arba bendravimo dažnio ir gylio apribojimą. Ir tai būtų susijęs su penktuoju, tai yra, venkite emocinio įsitraukimo santykyje. Naudokite pilkojo akmens metodą. Bendraudamas stenkitės išlikti emociškai neutrali. Narcizai klesti dėl emocinių reakcijų, tiek teigiamų, tiek neigiamų. Ir jūs vengdama to emocinio įsitraukimo nesuteikėte jam to peno, nesuteikėte to tiekimo, kurio jis ieško. Daugiau apie pilkojo akmens metodą ir kaip jį naudoti galite sužinoti pažiūrėję mano YouTube'ės paskaitą šią temą ir nuorodą viršuje. Šešta, sukurkite savo mini paramos grupę. Tai yra, kreipkitės į draugus, į šeimos narius ar profesionalus, konsultantus, kurie supranta jūsų situaciją ir gali jums padėti, gali jums pagelbėti. Dalyjimasi savo patirtimi su kitais gali suteikti perspektyvos ir stiprybės. Septinta, susikoncentruokite į savo poreikius ir nukreipkite dėmesį į save. Perkelkite dėmesį nuo narcizo į savo poreikių realizavimą. Pirmenybę teikite veiklai ir santykiams, kurie jūs tenkina ir prisideda prie jūsų augimo ir tobulėjimo. Aštunta, pasiruoškite narcizo atsakui, pasiruoškite tokiam taip vadinamui karui iš jo pusės. Kai pradėsite nutraukti tą maitinimo ciklą, būkite pasirengusi narcizo bandymams susigrąžinti kontrolę, kuris gali apimti manipuliavimą, jūsų kaltinimą, bet jūs turite išlikti tvirta ir ryžtinga ir stovėti tame, kame jūs norite turėti pergalę. Tai yra, jūs daugiau nenorite būti narcizo tos egocentrinės baterijos pakrovėja, todėl jūs turite žengti tuos žingsnius ir tvirtai tai daryti, nežiūrint, ką narcizas sakys, nežiūrint, kaip jisai gal jūs žemins, ar jumis manipuliuos, ar sakys, kad jis jūs paliks, taip toliau ir panašiai. Ne? Jūs turite išlikti tvirta. Devinta, ugdykite save, mokykite ir nenustokite augti. Sužinokite kuo daugiau apie narcizus, narcisistinį smurtą, kaip nuo to apsisaugoti. Žinios yra galia. O savo situacijos pobūdžio supratimas gali padėti priimti teisingus sprendimus ateičiai. Ir 10, pagalvokite apie profesionalią pagalbą. Kai kuriais atvejais jums gali prireikti pagalbos iš terapeuto, kuris specializuojasi būtent į narcisistinių santykių sritį. Ir jisai gali pasiūlyti jums strategijas tinkamas jūsų situacijai ir padėti jums sugyti nuo patirtos psichologinės žalos. Šiam kartui tiek ir aš tikiuosi, kad šitas video jums padėjo labiau suprasti narcisistinio santykio dinamiką ir kaip narcizui yra būtina turėti
tos narcisistinės baterijos pakrovėją, šaltinį, iš kurio jūs maitinasi, taip vadinama tą narcissistic supply. Ir dažnai santykyje būtent jo moteris, jo žmona, jo partnerė atlieka tą vaidmenį. Ugdykite save ir mokykitės, kaip nutraukti tą tiekimą narcizui, kaip nutraukti tą pakrovimą. Noriu paraginti jūs nepasilikti skausme, nepasilikti toksiškame ar narcisistinėme santykyje, nieko apie tai nedarant. Jeigu jūs ir toliau tikėsitės ir lauksite, kol jūsų partneris pasikeis, jūs galite to nesulaukti, kol mirtis jūs išskirs. Todėl jūs turite ryžtis žengti tuos žingsnius link permainų, įžengti į tą pabudimo laikotarpį, suvokti visų pirma, kad jūs esate nesveikame santykyje ir tada nuosekliai žengti žingsnius link to, kad iš jo išsilaisvinti. Jeigu jūs norite pagalbos šioje kelionėje, galite susisiekti su manimi nemokamai sesijai 30 minučių ir toliau dirbti su manimi tolimesnių sesijų metu. Ir dar kartą priminimas, jeigu neužsiprenumeravote mano kanalų Verta meilės, prašau padarykite tai dabar, paspausdami subscribe. Viso ko geriausio ir iki kito karto. Sudie.